miela moterie, mergina, daugiausiai moteris, tos jau, kurios daro įtaką mergaitėms, merginoms, apie dirbtiną grožį. Aš noriu tik tai paklausti tokio vieno dalyko. Yra natūralusis grožis, kai moteris, mergaitė gimsta su fiziologiškai iš tėvo ir mamos turėdama paveldimą įgimtą fizionomiją, kūno struktūrą. Ir gyvenimo eigoje mes turime prižiūrėti, puoselėti šitą visą savo fizinį kūną. Turime prižiūrėti, puoselėti, saugoti savo veidą, savo plaukus, savo nagus, odą, visą organizmą, nes jis yra gyvas. Ir tai vadinasi, tu dedi pastangas, prižiūrint savo biologinę, prigimtinę, tą darinį, kūrinį. Aš labai vertinu ir gerbiu tas moteris, kurios su amžiumi nepasiduoda ir neištyžta. Aš labai vertinu ir gerbiu tokias moteris, kurios stengiasi apeiti dirbtino grožio procedūras. Nekalbu apie spa, tarkim, atsipalaidavimo momentus, kai mums kiekvienai tai reikia. Mano spa tai yra mano vonia. Ir tai aš vertinu, gerbiu tokias moteris. Bet moterie, kuri esi pakeitusi save dirbtinu grožiu ir kai tu didžiuojasi, galvodama, kad tu esi graži ir dar to labiau formuoji kitoms merginoms, moterims darytis savo reklamomis ar savo išvaizdą dirbtiną grožį. Aš tau noriu pasakyti, tai ne tavo grožis, tai ne tavo prigimtinis grožis. Tai yra tiesiog nušlifuotas, fabrikinis, dirbtinas grožis, kur tu nededi pastangas natūraliai prižiūrėti save, bet užsidirbdamas kažkokiu būdu pinigus, tais pinigais investuoji į dirbtiną save versiją. Ir čia nėra ko didžiuotis. Tai ne tu esi graži. Tu esi tiesiog barbė lėlė, nupiešta, pripumpuota, prifaksuota ir tiek. Ir čia nėra kom didžiuotis iš tikrųjų. Sveika moteris, sveikų protų, kūnų ir siela, jinai žino, kokias reikia dėti pastangas. O visų grožis yra unikalus. Vienas, kas gimė gražesnis, negražesnis, kas pasako, kas tas yra gražus, kas ne. Tarp vyrų juk nėra tokios konkurencijos kaip tarp moterų, kad mes turime būti fabrikinės vištos. Vieniems aš esu graži, kitiems aš visiškai esu baidyklė. Pagal ką man reikėtų lygiotis? Aš neprivalau nei palei nieką lygiotis. Tokia yra mano prigimtis. Ir tai nereiškia, jeigu aš netitinku kažkieno tai skonį, aš turiu bėgti, pakeisti savo išvaizdą, kad aš įtikčiau kažkam. Aš ne saldainis ir nepatogi ta sofa, kad mane laižyti arba sėdėti ant manęs. Ne. Aš esu unikali savo prigimtimi. Kaip ir tu, moterie, esi unikali savo prigimtimi. Taip kad, mielosios ir mielieji, atskirkite, kuom jūs didžiuojatės. Ar natūraliai dėdamos pastangas į save,
prižiūrint, rūpinantis savimi? Ar tiesiog nubėgote pas specialistą, paprašėte, kad padaryti fabrikinį modelį, kas yra dabar įdiegta, įskiepyta dirbtino grožio pramonėje, pripūstos lūpos, užkalti antakiai, blakstienos, įtempti veidą, pasikelti krūtinę, nusiurbti riebalus. Tai nėra tavo grožis. Tavo yra, vadinasi, tas grožis fabrikinis. Fabrikinis, dirbtinas, surogatinis grožis. Dar kitaip skamba klonavimas. Ir tiek. Ir čia nėra jokios nei teisybės, nei tiesos, nei sąžiningumo. Niekinant, tarkim, jeigu niekinate, nes, taigi, jeigu darote savo dirbtiną grožį, tai reiškia, jūs niekinate, jums nepatinka tos moteris, kurios nieko nesidaro. Tai, kad mes neišreiškiame, tai nereiškia, kad mes neniekinam. Lygiai tas pats, kaip jūs galite supykti ant mano žodžių, tikrų žodžių. Aš mėgstu visą laiką įvardinti esmę žodžio prasmėje. Ir daugelis iš tikrųjų net nesusimasto, kad mes vaikomės, mes save iškeliam ne savimi, o fabrikiniu tuo. Būti fabrikiniu ančiuku, vištytė, banda. Ar čia galima didžiuotis? Aš nežinau. Puikuotis, dirbtinu grožiu. Nors suprantu, kad mes visos norime būti gražios, bet puikuotis dirbtinu grožiu, tai kas nėra tavo. Čia lygiai tas pats, kaip santykiuose sakoma, ant svetimo pimpalo nujojau į rojų. Ir tada paskiau tokios moterys didžiuojasi, kaip aš turtingai gyvenu, mokėdama suvynioti vyrą, nes vyras nori turėti šeimą, kaip irgi vėl įdiegta normatyvą gyventi poroje, jeigu išsiskirsi bus daug kalbų. Tai ir daugelis moterų tiesiog joja į rojų ant svetimo vyro. Gal ne svetimo, to savojo, tipo savojo, bet svetimai tau nepriklausanti padėtimi į rojų. Ir irgi puikuojamės. Taip kad surogatiniai santykiai, surogatinis grožis, surogatinė sėkmė, mes ją pardavinėjame. Mes kviečiame į kursus, kaip būti laimingai, kaip būti milijonieriai, turtingai, kaip burtis, kaip burtis, kad galėtumėt pritraukti lochą. Tiksliau, vyras prisitraukia iš pradžių, jisai yra naivus. Bet iš to naivumo vyras negali, juk vyras nežino moters paslapčių. O kadangi iš prigimties vyrai yra naivesni už moteris, tai daugelis vyrų tiesiog nesupranta, kokiame skęsta mele. Ir tada daugelis moterų tapusios, pasistačiusios savo tą sėkmę ant kito skausmo, suvyniojo, vienu žodžiu. Ta vyra kaip iš molio susuko kažką. Paskiau dar plus pasidaro tą dirbtiną grožį ir tada eina į viešumą, sakydami, būdama dirbtina visa, sakydama, kaip dirbtinai tapti surogatiškai sėkminga. Vat mes tokiame gyvename
pasaulio ideologijoje. Kuo tu būsi suktesnis, kuo daugiau tu būsi toks biški, tuo tu būsi populiaresnis. Bet nieko tokio. Ateisi ir į tų kiemą šventę, kai už viską reikės atsiskaityti. Sako, nesmerk ir nebūsi smerkiamas, neteisk ir nebūsi teisiamas, bet analizuokime. Aš labai mėgstu analizuoti ir man labai patinka, kai ateina prie manęs, arba tarkim pasakytų man dirbtino grožio princesė, kuri yra neva sėkminga, ir jinai sako, taigi čia yra grožis. Čia yra juk, taigi, mano grožis. Čia ne tavo grožis, čia, yra tavo čia tavo kastracija. Čia ne tavo grožis, čia tau nepriklauso. Tu tiesiog, turėdama pinigų, nuėjai save susikalėčinti. Į ko čia didžiotis? Ir dažniausiai būna tos, kurios jau dirbtinos barbės, jos taip čėšina smegenis ir įsivaizduoja, kad čia jos yra. Čia ne jos. O tos moteris, kurios esate autentiškos, natūralios ir realiai stengiatės išlikti natūraliomis, tikrai nesilyginkite nei prie vienos dirbtinos barbės, nei prie vienos, ta, kuri dedasi blakstienas. Aš nekalbu ten, kai būna, sako, ladna, atostogų metu, kad nereiktų ten dažytis. Bet ir tai juk nesunku, atsikėlė ryte, pys blakstienos, pasidažy, antakėlius pasitvarky, lūpytės pasiblizginai, viskas. Pudrikė susidėjai viskas. Bet, sakau, moteris, nesiligiokite. Ta, kuri moteris jau pripumpuotomis lūpomis, užkaltas veidas, botoksais, antakiais, blakstienomis, joms, tom natūraliosiams, tos moteris turi būti jau mirusios. Nėra jos visiškai nei etalonas, aplamai. Net rekomenduoju draugių tokių neturėti. Nes kodėl? Ne dėl to, kad mes esame iš vidaus blogi, ne. Todėl, kad mūsų protas antiek yra lankstus, mes pradedam lygiuotis. O ką jau kalbėti, jeigu, tarkim, nusiurbė lašinius, riebalus? Vienos gali leisti savo, o kitos ne. Ir sako, aš matai, kaip strainai atrodo, ką tu pasidarėjai? Čia biškį nusisiurbiau. Tai tu esi tinginė. Tai, kad tu turi šiandien pinigų, tai nereiškia, kad tu turėsi jų rytoj. Ir kokia da bus mūsų senatvė. Mes nežinome su tais visais pakeitimais pasaulyje, kas bus. Švabo pasakymas, nieko neturėsit ir būsit laimingi. Ką tu nori pasakyti? Gal tu pradėk mažiau vartoti ir kišti save tą šik bet kokį. Tai nėra tas pats dirbtinai save nusisiurbti, retušuoti ir natūraliai. Tai todėl nėra rekomendacija bendrauti net su tokiamis, kadangi mūsų protas yra labai paslankus ir mes labai greitai tampame, norime lygiotis į tas dirbtinas barbės, kurios ateina tokios. O ar žinote, kad, tarkim, natūralūs nagai, čia mano natūralūs nagai, frenčas, kaip frenčas. Natūralūs nagai, plaukai, oda, jinai pasako apie tavo savijautą, sveikatą, bendroji formoj. Nežinom. Tai kai mes viską užretušuojam, tai mes nieko ir nematom, kada prasideda virsti ten patologijos kažkokios. Galiausiai, kad mes dar pavilktumėm kojas, dar dirbtinais papildais ant viršaus užmetam, kad neva būtų veidas gražesnis arba mano oda būtų sveikesnė. Nichujuški. Nebus niekada. Atsiminkite, kūno sveikata, fizinė sveikata priklauso nuo tavo sielos ryšio su savimi, su to identitetu, tai, kas esu aš, tikrasis aš, su dvasia, su ryšiu, su kosmosu ir su žemė, ir tarp dangaus ir žemės, atliekant savo misiją, paskirtį žmogaus, būnant natūralių žaidėjų, bet nedirbtinų, fabrikinių, viščiukų arba avinukų.
Ir būtent nuo dvasios, va to ryšio su tikroju kosmosu, jisai ir duoda tą gyvybinę energiją, kad duoda tą impulsą, tu prižiūrėk save, nes tau gali greitai būti, hormonai gali greitai išeiti. Sako, tu prižiūrėk save, tu nesivaikyk į tas madas. Nu ir sako, išmintinga moteris, autentiška, turinti stiprią intuiciją, jinai visą laiką klausysi ženklų. O silpna moteris, kurie turi žemą savivertę ir jau yra suformuota, tiksliau įtraukta į dirbtino grožio industrijos tą vergystę, na jau ten yra labai sunku išeiti. Nesako vieną procedūrą, kitą procedūrą, trečią procedūrą. Ir tu pastebi, kad žmogus tas, kuris buvo prieš 5 metus ar 10 metų, nu taip ir mes taip keičiamės. Bet metai 2, 3, 5, žmogus jau tampa jis nebeatpažįstamas. Ir vat pasižiūrėkite, vat dirbtinos barbės, jeigu žiūrėsit mano šitą video, pasižiūrėkite, kokios jūs buvote prieš ir kokius esate dabar. Jūs visiškai ne ta. Ir nėra čia ko puikuotis. Na, o tos, kurios nieko nekeičia, o prižiūri save, pasikartosiu dar ir dar kartą. Atsargiai bendrauti su dirbtinom barbėm. Nes jos yra tokios mėgėjiškos dar pasipizdavoti. Būti tokios naglos, sakant, man pavydi mano grožio. Blet, nėra tavo grožio. Nu, nėra tavo, čia ne tavo grožis. Man pavydi mano sėkmės. Kokios nakrien tavo sėkmės? Tu neturi tos sėkmės. Tavo sėkmė yra iliuzijoje. Tiesiog apsimeti, kad tu esi sėkmingas, bet nėra tas tavo tikrosios sėkmės. O kas nupaišio, kas yra ta sėkmė? Vėl. Čia mes galime tiesiog išvis analizuoti, daug užduodant klausimų, kas pasakė, kas yra sėkmė. O kas yra laimė. Kur yra mano, kur yra primesta. Žmogus iš tikrųjų, jeigu jisai gyvena autentiškai, jam pašalinių jokių priedų nereikia. Apart savo maistą, ką jisai, ne tik kad augina, gali ir iš parduotuvės. Aš mieste gyvenu, iš parduotuvės perku, 51 bus. Prižiūriu savo kūną, taip ir gimiau stiprią sveikatą, bet aš ją galėjau ir supisti. Jeigu nebūčiau pakeitus savo gyvenimo būdo, stiliaus, mąstysenos, suvokiant, kad jau nuo vaikystės aš matau tam tikrus dalykus, kur aš gyvenu. Taip, kad tu gali gimti sveikas, mes dažniausiai visi gimstam sveiki, o mirštam kokie? Ligoti. Kodėl? Todėl, kad nėra išminties. Todėl, kad mes vaikomės iliuzijos, vaikomės to, ko nėra, ir galiausiai sušikam visą sveikatą ir paskiau sakom, kodėl aš toksai buvau durnas. Todėl, kad protas jis yra labai paslankus linkti tas durnystės. Nes toj durnystėse nereikalauja dėti pastangų ir prisimti atsakomybę. Tai va. Taip kad mergytė, mergiotė, moterė, dirbtino grožio puoselėtoja. Nėra pas tavęs grožio tavojo. Yra tik tai sukonstruotas už tavo pinigus būti neva graži, bet tai čia ne grožis. Čia yra iškamša. Tiesiog audinys ir padarytas iškamša. Ir taip didžiuotis.
Tas pats kaip didžiuotis būti pedofilu. Tas pats kaip didžiuotis užmušti žmogų. Užmušti sielą. Užmušti savo genetiką, va tą prigimtinę. Čia didžiuotis reikia. Kokiame reikia būti marazme, visiškai nesampratoje. Ir dar tą savo nesampratą perteikti, formuoti kitiems, kad tai yra norma. Nebereikalo, va, ta atėjusi pandemija, pelūnų grūdų skirstimas, va, tas sėtis. Nu ir sėjamės. Visiems gražios dienos. Labai norėjau tai išsakyti, nes aš tai turiu išsakyti. Ir blaivaus gyvenimo, sąmonėje, įžvalgose, mąstyme, suvokiant, kur čia mane nori traukti. Iki.